Atvažiavom mes viešėti. Va. Grand Poet Hotel. Ir štai mūsų kambarėlis kažkuo tai... Kokio grožio! Kiš kortelę greičiau. Jėgelytė. Nu ką. Va tai va, ilsėsimės. O, dievuli brangus, kaip gražu. Labai, labai man čia patinka. Krieslas kokio patogumo. Siena kokia, šviestuvai. Stalas. Spinta. Ir niekinis vaizdas per langą. Nu, niekinis, tai niekis nebuvo daugiau kambarių. Einam čia gal gražiau. Kas galėtų pasiginčyti su manim, kad žmogus turi būti sotus, kad būtų laimingas. Valgysim. Va, kaip ir Lietuvoje yra mano mėgstama sriuba, palyginsiu. Ką, ponas, valgysite? Iš ten kažką. Kaip visada, ką tu valgai? Irgi kopijuoja mane. Tai dalykai gali būti kopijuojami. Žinoma, gerų dalykų nori visi. Nu tai va, atvažiavom pailsėti. Tas pamiršo šortus, pusę dienos ieškojo maudynkės. Taip. O aš neįsidėjau linzių. Jau buvom pasiruošę baseinui, apsirengę maudomukus. Lemba žiūriu linzių neturiu. Ir vėl į miestą linzių ieškoti. Nežinau, ar eisim šiandien į baseiną. Pagaliau dasigavom. Visą dieną ėjom ir pagaliau dasigavom. O linzių taip ir negavau. Teks su apgaravusiais akinukais būti. Jei dingčiau, aš netyčia. Žinokit, kas kaltas. Kas nuskandino mane. Jis sakė, kad mes turim sama, bet panašu, kad nelabai. Dar. O, yeah. Sako, Daivytė, ateik dar tau vieną atrakciją radau. Aš sakau, ne. Aš tai ne. Mūsų nauji namukai.
Nu va, atsikraustėm į naujus namukus, senos palikom, nes galvojom išbandyti kažką tai naujo. Labai įdomus sprendimas, kriauklė prausimuisi, priešais. Lova, taip kaip buvo Lenkijoje irgi įdomiai iš miegamojo, vaizdas į dušą. O čia dušiukas atskirai, čia jau nesimato. Na ir priešais lovą, va, toksai vaizdas. Vienas langas ir kitas čia į parką. Nu, atėjom į sekantį savo. Va, tau koks tik tai upeliukas, viskas įsėti žmogeliai. Pirtelė gera, karšta, normali. Mane biški juokas ima, kai viešbutis save vadina spa. Su daug upeliukų vietoj baseinų. Kaip plauki, tai praktiškai rankom lydi kraštus, vienu ir kitą. Baseinas nevykęs, bet kokią terasą turi. Va, su kokiu vaizdu. Va čia tai jo. Nu, žinokit, vaizdas kažkas nerealaus. Va, aš jums, žinokit, iš visų pusių pavarysiu. Retkarčiais matomai dar būna ir dar vienas aukštas žemiau, bet dabar ten nei gėlių, nei nieko paruošta. Niekas neruošta. Va, kaip vidinis kiemas skaitosi, tai jeigu imi su vaizdu į kiemą, tai matai va tai va. Ten recepcija. Bet tas vaizdas į kiemą, tai parodysiu. Va tai va, turi būti visur užsitraukęs užuolaidas, nes gali tave tiesiog visi matyti. Tai reiškiasi vaizdas į kiemą. O mūsų vaizdas į parką. Pasirodo, biškį apgavau. Čia ne recepcija, o pusryčių. Pusryčių ir apskritai baras, kavinė, stalai. Va, sėdi savo į valgą. Va, visur gėlės, krūvos gėlių. Ir dabar sėdim su tokiu vaizdu. Vaja, daugai gražu. Labai gražus yra Latvijos senamiestis. Vien tik savo tom kavinėm, gėlėm, architektūra nereali. Tokia jauki kavinukė, viskas skendi gėlė. Tai ką, ir užėsim į tą gražią kavinę. Pusrytukų ir kavytės. Va. Kažkas kažką valgo ir mes valgysim visiems pietus, mums pusryčiai. Bet tai visas ėdžių tarp gėlių, prisiderinus, raudona. Nu ir va, kavytę gersim. Sėdi tarp gėlių, va, vaizdu grožiesi. Va, sėdi prie staliukų, perėjom į kitą kavinę. Perėjom į kitą, va, sėdi prie staliuko savo. Kaip kvepia, fantastika. O Dieve, Lietuvoje reikia tokių kavinių, bet tai va. Va šitą vežimą mėgsta labai vokiečiai. Ir visi, kurie mėgsta pagerti, čia baras toks yra, gauna alaus, sėdi ir visi va tai va mina. Važiuoja po senamiestį gatvelėm ir dainuoja. Tik dabar rytas, tai už tai nieks nedainuoja, bet vakare eina pilnu gazu. Čia Latvijoje jie labai populiarūs, va dar vienas. Kas žavi, tai kad viskas skendi gėlėse. Va, hebrytė, kaip tai atrodo. Va, aliuką geria, mina. Barmenė viduj. Ir va, tik šitie nedainuoja, nes dar tiek neišgėrė. Eisiu patrint nosytę, kad išsipildytų mano norai. Vaikučiai labai nori patrint nosytes, kad norai išsipildytų. Ir aš va.
Va, eini ir koks geras vaibas visur. Gaila, kad tik tamsiai čia filmuojasi viskas. Oje, tau kaip gražu.